Apsupta miškų šalia paslaptingo Keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras tikra poilsio oazė. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpį. Svajonių dvaras – vestuvėms, šeimos šventėms ir poilsiui. Sakykite, kaip sužinojote apie šią sodybą ir kodėl nusprendėte atvykti būtent pas mus? Kažkokiu stebuklingu būdu atsirado 4 laisvos dienos vasarą, Liepos mėnesį, tvarkaraštį, ir mes su draugais nutarėm kažkur važiuoti atostogauti. Draugai gyvena Šiauliuose, mes Vilniuje. O šita sodyba yra būtent per patį Lietuvos centrą. O kaip radom, tai grinai atsidarėm žemėlapį, kur yra Google Maps ir kur sužymėtos visos tokios poilsiavietės, tokiais, lašelis apverstais. Grinai taip durėm pirštu į tokį centrinį, kuris būtų tarp Šiaulių ir Vilniaus. Ir kažkaip dūriau, tada kaip padidinau vaizdą. Ir žiūrim, parašyta Svajonių dvaras. Kaip leidžiate savo laisvalaikį, pramogaujate Svajonių dvare? O kad taip matosi? Praktiškai čia visas gyvenimas Svajonių dvare yra laisvalaikis ir pramogos. Šaudėm iš lanko, nusidrožėm pirštus, eisim į pirtį, žvejojam, daug žvejojam, nuo ryto iki vakaro. Va, moteris dar dabar ten gaudo kilbukus ir visokias raudės. Minėjot, kad žvejot mėgstate, tai gal pagavot ką nors? Oi, čia tilps ekranas toks. Raudė tokia, užkibos buvo. Traukėm 6. Atėjo ir ten iš kaimo žmonės padėjo, bet kai iškėmėm, susitraukė kitokios. Bet užtat maistinga labai. Vis tiek visi baltymai liko. Kas paliko didžiausią įspūdį? Didžiausią įspūdį paliko Keršio ežero gylis. Vasarą, kai įkaista vandens paviršius nuo saulės, kokie 2 metrai, 2-3 būna plus 20 keli laipsniai. O panėrus į 42 metrų gylį iš pirties išėjusi, ten laikosi kelių laipsnių temperatūra. Todėl atsigulus ant tų tokių uolienų 42 metrų gylyje labai gerai atsivėsina visas kūnas ir kraujas. Čia man toksai fizinis įspūdis didžiausias buvo. Dar papildysiu atsakymą į tą prieš tai buvusį klausimą. Dėl didžiausio įspūdžio, tai pasirodo, mes plaukėm su eskalopu ir sužinojom, kad ne 42, o yra dauba kem 7 metrų. Ir ten yra dar vėsiau. Praktiškai ten vanduo siekia minusinę temperatūrą. Tikrai, eskalopas rodė. Ten -2 ir kem 7 metrai. Echalotas. Eskalopas, jo. Apie poilsio pagerinimą jūsų ateityje. Aš tuo pačiu norėdamas ir palinkėti ir pasiūlyti, kaip pagerinti poilsį Svajonių dvaro sodyboj, aš siūlau nieko negerinti, nes kad ginkdie nieko nepablogintume. Nes kai yra gerai, tai ką čia be pagerinsi? Čia tiesiog reikia būti, gyventi ir džiaugtis to gyvenimu. Jeigu atsimenu tą animacinį filmą, kad gal dar šienelio tau atnešti, gal pasaką prieš miegą pasek, kur Zuikis Briedžiui sakė. Tai nereikia. Nei šienelio, nei pasakos prieš miegą. Tiesiog taip. Ko palinkėtumėt Svajonių dvarui? Linkime Svajonių dvarui tapti svajonių pilim ar netgi svajonių rūmais, kad čia galėtų priglaus savo galvą kiekvienas pavargęs žmogus ir kad tos svajonės, apie ką sapnuoja vasarą ant tiltelio, išsipildytų ir taptų realybę. Taip. Ačiū Jums labai.